Dabar vėl apie tai, apie ką aš norėsiu jums papasakoti savo paskaitoje gruodžio 12 dieną, bet visiškai iš kito kampo. Vienas žmogus, pažįstamas žmogus, pamatęs mano kvietimą į gruodžio 12 paskaitą, nusprendė man parašyti. Ir įdomiausia tai, kad jisai parašė tai, ką aš tyliai galvoju ir ką mes tyliai tarpusavėje čia kolektyve kalbamės. Aš jums paskaitysiu. Pradėsim nuo čia. Tada dar perskaičiau tavo kvietimą į renginį, aš būsiu tavo vartais į kitą geresnį pasaulį. Jisai čia mane pacitavo. Ir pagalvojau, kad noriu tau parašyti ir iš truputį platesnio kampo. Aš matau ne tik tai, ką tu sakai apie maistą, matau ir foną, kuriame tu kalbi. Ir tas fonas šiandien yra sunkesnis ir sudėtingesnis, negu dauguma žmonių suvokia. Per 100 metų Europoje įvyko tylus, bet labai didelis lūžis. Valstybės, kurios kadaise ėjo link laisvės, pamažu pradėjo imti vis daugiau žmogaus gyvenimo sričių, kabutėse po savo sparnu. Žmonės vis mažiau reikalų sprendė bendruomenėje ir vis daugiau jų perdavė valstybei. Švietimą, sveikatą, socialinę apsaugą, net šeimos klausimus. Vietoj to, kad laikytųsi bendruomenės, dauguma žmonių iš esmės susitokė su valdžia. Kol buvo ramu, tai atrodė patogu. Nereikia galvoti, kas augina tavo maistą, yra prekybos tinklas. Nereikia kurti kaimynų rato, yra institucijos, policija. Nereikia imtis atsakomybės, visada galima kaltinti valdžią. Bet dabar atėjo tas metas, kai ta santuoka pradėjo braškėti iš visų pusių. Covidas, karas, kainų šuoliai, mokesčiai, nuolatinės naujos taisyklės, visa tai parodė, kad valstybė nori išlaikyti kontrolę ir savo aparatą, bet nebegali suteikti nei saugumo, nei gerovės. Ji nesitraukia, ji tik vis labiau lipa ant sprando, daugiau reguliavimo, daugiau mokesčių, daugiau kontrolės. Kai valstybės nenori atsisakyti savo privilegijų ir mažinti aparato, o ekonomika realiai stringa, yra tik 3 keliai. Mažinti lūkesčius ir skurdinti žmonės. 2. Didinti mokesčius ir spaudimą. 3. Arba leisti pinigams nuvertėti. Infliacija kartais šuoliais. Ta mes matome. Ir mes jau einame šiuo keliu. Dar ne hiperinfliacija, bet vidinis spaudimas kaupėsi. Tuo pačiu metu žmonės nebepasitikė valdžia, bet neturi įpročio atsiremti į bendruomenę. Jie stovi vidury tuščios salės, viršum nepasitikė, šone neturi į ką atsiremti, todėl atsiranda tai, ką tu taip gerai jauti – apatija, išsiskyrimai, nebeįdomu gyventi, bėgimas į pigią pramogą, pigią dešrą, pigų cukrų. Todėl ir atrodo, kad pasaulis buvo pradėjęs busti ir vėl užmigo. Tie žmonės, kurie skambino ir klausinėjo apie tyrą maistą, iš esmės ieškojo išėjimo iš šitos sistemos, bet jie neturėjo savo bendruomeninių raumenų. Pirmi mėnesiai užsidegimas, o paskui sistema juos vėl pasiima. Darbai, paskolos, nuovargis, pigios iliuzijos už kampo. Čia dabar aš įsiterpsiu. Ir tai yra tiesa, ką sako šitas žmogus. Mes su tuo čia ūkyje susidurime nuolat. Atsiranda kažkoks naujas klientas iš dangaus nukrenta. Oi, kaip čia fainai jūs viską darote. Aš noriu jūsų maisto, aš valgysiu jūsų maistą. Jis būna pasiryžęs keisti save, savo gyvenimo kokybę, pasukti kitą linkme. Praeina kiek laiko ir jisai nustoja valgyti mūsų maistą. Jisai grįžta į prekybos centrus, į greito maisto užkandinės, nes taip yra patogiau, nes tikrovė reikalauja pastangų ir jėgų. Išbūti tikrovėje, išbūti žmogumi, išlaikyti save tam tikrame lygyje reikia padirbėti. Taigi, toliau skaitau. Ir visgi aš manau, kad tai tik pirmas etapas. Dabar einame į laiką, kai valstybės nenorės trauktis, mokesčiai ir kontrolė dar didės, reali gerovė daugeliu žmonių mažės ir vis daugiau žmonių suvoks, kad viršus jų iš tikrųjų neišgelbės. Vienu metu tai gali reikšti ir sudėtingesnį infliacijos šuolį, ir didesnį vidurinės klasės skurdėjimą. Bet kartu su tuo atsiras ir vis daugiau žmonių, kurie supras, jei jie patys nesusikurs savo mažos respublikos, niekas jiems jos nepadovanos. Ir čia atsiranda tu. Ne kaip daržovių tiekėja, o kaip vienas iš žmonių, kurie jau dabar gyvena kitų principų. Labai svarbus dalykas, kurį norėčiau tau pasiūlyti. Tai, ką tu darai, galima matyti ne tik kaip sveiką mitybą, o kaip natūralesnį gyvenimo modelį. Natūralus maistas, natūralūs žmonių ryšiai, bendruomenės, kurios išdrįsta kažką spręsti pačios, o ne viską atiduoti valdžiai.
Tu savo naujame tekste rašai, aš būsiu tavo vartais į kitą geresnį pasaulį. Man atrodo, kad tie vartai iš tikrųjų nėra tik į sveikesnį maistą. Tie vartai į gyvenimą, kuriame žmogus pamažu atsiima atsakomybę už savo kūną, savo protą ir savo aplinką. Pradeda burti žmonės aplink tikrą dalyką – daržą, ūkį, amatą ir mažiau laukia stebuklų iš valdžios. Galvoju, kad tavo kalbėjime galėtų atsirasti dar vienas papildomas sluoksnis apie bendruomenę ir decentralizaciją, net jei tu tų žodžių nenaudotum. Pavyzdžiui, ne tik chemija ir natūraliai augintas maistas, bet ir chemizuotas, centralizuotas gyvenimas prieš natūralų bendruomeninį gyvenimą. Ne tik kaip atskirti tikrą pomidorą nuo plasmasinio, bet ir kaip atskirti tikrą žmogišką ryšį nuo plasmasinės pigios pramogos. Ne tik kaip apsisaugoti nuo nuodų lėkštėje, bet ir kaip apsisaugoti nuo nuodų galvoje, beviltiškumo, apatijos, nuolatinio laukimo, kad valdžia arba sistema viską sutvarkys. Nes tikras natūralumas yra ne tik apie tai, ką mes dedam į skrandį, tai yra apie tai, su kuo mes daliname savo gyvenimu ir kaip sprendžiam savo reikalus. Ateina metas, kai valdžioms teks atsisakyti dalies centralizacijos, ne todėl, kad jos to norės, o todėl, kad nebegalės išlaikyti visko ant savęs. Klausimas, ar mes tam laikui būsime pasiruošę bent mažomis salelėmis, ūkių, bendruomenių, ratų, kurie moka gyventi be nuolatinio mamos valstybės nurodymo. Tu savo ūkio ratu iš esmės jau kuri tokią salelę. Gal ji dar maža, gal dar ne visiems tai akivaizdu, bet kryptis yra ten. Todėl vietoj liūdėjimo, kad žmonės vėl nuslydo į pigias iliuzijas, aš siūlyčiau tau žiūrėti į tai taip. Dabar yra pereinamasis laikotarpis. Pirmą kartą žmonės bandė pabusti romantiškai ir paviršutiniškai. Pirksiu ekologišką pomidorą ir būsiu išsigelbėjęs. Tas etapas išsisėmė. Antras kartas, kuris dar ateis, bus nebe romantiškas, o priverstinis. Dalis žmonių tiesiog nebeturės sveikatos, nervų ir pinigų tęsti seno modelio. Ir tada jie jau ieškos ne tik ekopomidoro, o kito gyvenimo principo. Tavo užduotis tame ne pravalgyti visą Lietuvą, o išlaikyti tikrumą, kalbėti ne tik apie maistą, bet ir apie gyvenimo modelį, burti aplink save tą mažą ratą žmonių, kurie nori gyventi ne tik kitaip valgyti, bet ir kitaip bendrauti, kitaip spręsti savo reikalus. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu tau pasakyti visai asmeniškai. Tu išgyvenai labai sunkių dalykų, tiek su savo vaiku, tiek su savo pačios nuopoliais ir išlipimais. Tu turi pilną teisę pavargti, abejoti, piktintis. Bet kartu tu esi viena iš tų, kuri jau dabar gyvena taip, kaip daugeliui teks mokytis gyventi vėliau. Todėl man norėjosi tau parašyti ne tam, kad pataisyčiau tavo žinutę. Žinutė apie maistą pas tave ir taip labai stipri, o tam, kad pridėčiau vieną sluoksnį. Tai, ką tu darai, yra ne tik sveikas maistas. Tai yra maža būsimos decentralizuotos žmogiškesnės bendruomenės užuomazga. Ir tame yra daug daugiau vilties, negu atrodo, kai žiūri tik į šių dienų kainas ir pirkėjų nuotaikas. Ačiū, Rolandai. Tavo laiškas nuostabus. Ir iš savo moteriškos pusės dar noriu pridėti, kad yra tam tikri procesai, kurie vyksta turbūt visoje visatoje, visoje žemėje, jautrų žmonės tą jaučia, aš taip pat. Ir mes visi tą jautėm, kai buvo kažkoks nušvitimo, atsibudimo metas ir paskui daug žmonių neatlaikė. Neatlaikė. Rolandas išvardino priežastis, labai aiškiai išdėstė, kodėl jie neatlaikė. Bet yra tų, kurie atlaikė ir eina toliau. Reiškia, įmanoma atlaikyti ir eiti toliau transformuojantis. Ir taip aš nuėjau ilgą kelią, tai nebuvo lengva. Aš jau kažkuriam iš savo video užsiminiau, kaip tai mane sustiprino. Ir kviesdama į savo paskaitą apie maistą, aš tą kalbu nuoširdžiai tikėdama, kad tai vienas iš kelių į išsivadavimą, bet juo pradėjus eiti jau nebegalima sustoti. Tai vienas iš kelių, nes ką tu įdedi į savo kūną, tą tu įdedi į savo sielą, į savo psichiką. Užterštas kūnas ir tu nori dar nušvisti, kažkur tobulėti, susikrauti turtus, gerovę susikurti. Tai yra nerealu. Tu galėsi tą padaryti vogdamas, manipuliuodamas, apgaudinėdamas, išnaudodamas kažką tai. Ką tu susikursi, ką tu nusineši į aną pasaulį? Nesunku suprasti, kaip tau tai sugrįž. Bet jeigu tu nori sukurti tikrus dalykus, tai tu turi detoksikuoti save visapusiškai.
savo kūną, savo psichiką, savo sielą. Ir užsiauginti tuos vidinius ir išorinius raumenis, kurių, niekas neužaugins. Aš nenoriu sugriauti kažko, tai nenoriu sugriauti kažkokios sistemos, kažkokios valdžios, kaip dauguma vyrų tikisi, kad čia kažkas kažką sugraus. Ne, moters paskirtis netokia. Tai net minties tokios neturiu. Tiesiog labai teisingai Rolandas pastebėjo, kad valdžia neįgali jums padėti. Jinai neįgali tiesiog. Jinai tokia pat serganti, kaip ir dauguma paprastų žmonių. Jinai iš jų sudaryta. Jie gal norėtų padėti, bet jie nebegali. Tai geriausia, ką galime padaryti, tai pradėti nuo savęs. Atkurti save, atstatyti save ir spinduliuoti tą energiją į išorę ir užkrėsti kitus. Tai labai kviečiu ateiti į susitikimą su manim gruodžio 12. Daugiau informacijos tekste ties šio video. Iki.